Sveiki visi, mano vardas Evgenijus. Noriu Jums pristatyti, manau, vieną naujausių būdų pažinti save, pabusti, pradėti matyti. Tai 7 pakopų metodai, būdai, kaip iš tikrųjų pažinti save. Pažinti save tikrą, o ne tokį, koks yra žmogus, sukurtas visuomenės, sociumo, įtakotas mūsų tėvų, giminių, mokytojų, dėstytojų. Iš tiesų išsilaisvinti nuo viso to, kas mumise yra ne mūsų iš tiesų, kur visą tai, kas trukdo mums tapti savimi. Labai paprastas būdas, labai prasti metodai. Kai kuriems, kai aš dažnai išgirstu, tai būna per paprasti. Todėl aš sukūriau 7 pakopas, net pavadinau pakopom, nes jokiom klasėm, lygiais ir skirstimų tikrai negaliu to daryti ir negaliu tam užsiimti. Kodėl pakopos? To, kad jūs patys renkatės, kurią pakopą norite atsistoti. Jeigu jūs išaugęs ir galite užlipti ant 5, 6, 7, prašau, tai pasirinkimas jūsų. Tai yra svarbiausia suprasti šitame mokyme, jeigu net galima taip jį pavadinti. Nes aš duodu tik tai jums žinias, informaciją reikiamą ir būdus, kaip to pasiekti. Todėl jūs rinksitės ateityje, kai bus organizuojami mokymai, į kurią pakopą jūs norite ateiti. 1, 2, 3, 4, 5. Jūs visiškai neprivalote eiti nuo 1 iki 7, tai yra visiškai laisva valia, kaip jūs tai rinksitės, kokiais metodais būdais darysit. Galite taikyti šitus, galite kitus. Mano reikalas suteikti jums žinių. Taigi, kaip dabar matote, tai yra 7 pakopos ir turbūt keista atrodo, kad eina iš apačios į viršų. Man visada atrodo keista, kad visada rašoma iš viršaus į apačią, nes mes ką darom, mes save ugdome. Jeigu mes ugdome, mes augame. Todėl man keista būdavo, kaip mes galime augti į apačią. Todėl man kitaip netėjo, kaip sukurti nuo apačios į viršų, nuo visų, taip sakant, tankių negatyvių energijų, augti į viršų, į švarias, pozityves. Taigi, tos pakopos yra 7, galbūt ateityje bus daugiau. Bet vien 3 pakopų jums praeiti pilnai užtektų jau pakeisti savo gyvenimą kardinaliai, jaustis puikiai, nuostabiai, nesirgti, suprasti, suvokti ir priimti visus pozityviai. Taigi, 6, 7 pakopa čia nėra klaida ir nėra defektas. Iš 6 pakopos mes periname 7. Vėliau jūs suprasite dėl ko, bet va taip viskas vyksta. Iki 6 tai yra laiptukais. Galima sakyti, mes lipam. Perina vieną, suvokiam, suprantam, išmokstam, perinam į kitą. Bet iš 6 vyksta transformacija į 7. Tai jūs suprasite, kai aš pasakosiu 6 pakopai, kas ir kaip vyksta. Taigi, 1 pakopa. Atsakomybė už viską. Pirmiausia žingsnis yra priimti atsakomybę už viską, absoliučiai, kas supa mus. Jeigu jūs sakot, kad oras blogas ir aš nekaltas, jūs neprisiimate atsakomybės. Jeigu jūs sakot, kad valdžia kažkokią nešę rinkau, yra bloga, kainos didelės už dujas, už elektrą ir taip toliau, jūs neprisiimate atsakomybės. Jeigu jūs esate čia, viską tai jūs sukūrėt. Arba tai buvo sukurta pagal jūsų ketinimus ir norus. Todėl reikia prisiimti atsakomybę už viską. Kol jūs to nepadarysit, jūs negalėsite eiti toliau. Tiesiog. Nes viskas, kas mūsų supo, tai yra mūsų mokytojai. Mūsų atvaizdai ir galima daug ką kalbėti. Kas tai yra ir kam ir dėl ko, bet viskas yra dėl mūsų. Taigi, 2 yra žodžiai. Turbūt jūs žinote, kad žodžiai turi galią, kaip sakoma, rašoma knygose, iš tiesų taip. Kokia jūsų kalba, toks jūs pats. Jeigu pas jūs yra dauguma keiksmažodžių, nusivylimų, skambančių negatyvių energijų, tokių kaip aš negaliu, aš bijau, man neišeis, man nepavyks, tai visata supranta kaip ketinimą jūsų norą. Tokiais būti. Ta gauti, to siekti. Ir jūs tą gaunat. Tai viskas veikia puikiai. Todėl jums reikia švarią kalbą padaryti savo, kad jinai būtų švari, kad jinai būtų pozityvi, bent kalba kol kas. Paskui mes kalbėsime apie minties, bet kalba turi būti neturėti savyje jokių negatyvių žodžių, neturėti savyje negatyvios prasmės. Aš jau nekalbu apie keiksmažodžius ar palinkėjimus, prakeikimus, taip toliau. Tai jau labai yra negerai. Taigi, toliau mintis. Mintis taip pat veikia kaip žodžiai. Jeigu mes galvojam, kad mintis mes
pasakėm, paprašėm ar kažką padarėm, mintise sukūrėm kažkokį tai projektą ir jis nevyksta, viskas vyksta, jūs žinot, kad mes kūrėm svajonėse mintise, galima sakyti taip, tai yra subtiliuose lygiuose mes sukūrėm ir paskui nusileidžia į fizinius lygius. Tai veikia. Todėl sekantis žingsnis yra valdyti savo mintis. Ne tik žodžius, bet ir mintis. Kad mintis būtų irgi pozityvios. Kad mes šypsodamės į žmogų negalvotume apie jį blogai. Toliau energijos. Kas yra energija? Energija tai mes, kurią renkamės savyje naudoti, generuoti. Tai meilė, taika, gėris, džiaugsmas ar pyktis, nusivylimas, pagieža ir taip toliau. Jūs turite rinktis. Todėl jūs kaip suprantate, tos tankios energijos, negatyvios energijos, jos mus žemina. Spaudžia prie žemės, atsiprašau žemės, bet žemina mūsų subtiliuose lygiuose ir visur tur, kur mes galime būti šiuo metu. Pozityvios energijos kelia. Nes džiaugsmas, laimė, meilė, iš tikrųjų mes jaučiamės pakylėti. Taip ir viskas ir vyksta. Todėl jūs turite rinktis, ką naudoti, ką jausti, ką generuoti. Jeigu jūs jaučiate savyje pyktį, nusivylimą, jūs reikia tai išvesti, pripildyti pozityvios energijos. Tiek trumpai ties pirmą pakopą. Taigi, antra pakopa. O tokia paprasta iš tikrųjų. Iš tikrųjų buvo didelis vienas klaustukas toj pakopai. Bet kad supaprastinti jums, kad suvoktumėt, tai užrašėm daug klausimų. Antrą pakopą susidaro tik iš klausimų. Nes jūs, kai valysitės, naudodami pirmą pakopą, jums ateik daug minčių, kurios jau bus prasmingos, kurius jūs ves toliau, po kurių gavę atsakymą, jūs jau galėsite priimti kažkokią tai sprendimą, padaryti kažkokias tai išvadas. Nes dažnai žmonės būna užduoda, tarkim, kiek aš pragyvenau praeitų gyvenimų, arba kas ten yra Dievas ar kažką. Bet manat, po to jis negali priimti jokių sprendimų, jokių kažkokių veiksmų veikti negali. Tai tiesiog smalsumas. O smalsumas yra negatyvi energija. Žinių noras, ryžtas, drąsa, atkaklumas, nuoseklumas, darbštumas, tai yra pozityvios dieviškos energijos. Reikia jomis naudotis. Todėl uždavinėkit klausimus iš širdies. Tai, kas jūs ves į priekį, pastumės į priekį. Tai yra labai svarbu. Labai svarbu. Nes kitaip jūs vaikščiosit aplinkui. Todėl jums reikia valytis nuo negatyvių energijų, kaip aš minėjau. Mintys, žodžiai turi būti pozityvūs ir tada ateidinės jums tokie klausimai, kurie iš tikrųjų ves ir stumės jūs į priekį. Trečioje pakopai mes jau gavę atsakymus iš antros, naudodamėsi pirmą pakopą, mes jau savyje neturime tiek sunkiojų negatyvių energijų. Neturime tokių negatyvių nusivylimų, baimių, nepasitikėjimų savimi, mes jas valom pastoviai, dirbam su tom. Todėl pas mus jau ateina vidinis pojūtis matymas. Vadinama intuicija, bet čia jau gaunasi pas mus, kad mes širdutę pakalbinam ir sielą, mes jau jaučiam, ką mums sako. Dėl to mes dirbam su gyvenimiška situacija. Kas yra gyvenimiška situacija? Neįsiplėtus. Jūs kažką supykdė, jūs turite pamatyti, dėl ko supykdė, atsiprašyti, suprasti ir tada jūs daugiau nebepyksit. O taip paprastai. Nesakau, kad per vieną kartą, bet taip paprastai. Būtent šitoj trečioje pakopai. Taip pat tai įeina ir negatyvių situacijų priežasčių suvokimas. Taip pat situacija iš ko neiškylo. Jūsgi pykstate dėl ko. Jūs tarkim sakot, jums važiuoja su mašina, kažkas užkišo su automobiliu. Jūs turėjote būti sustabdyti, susinervavot, jūs supykot. Jūs sakysite, taigi čia yra pyktis, nes tas asilas, atsiprašant, man užkišo, jis nemoka vairuoti. Iš tikrųjų, jisai ne asilas, o jūs norit kontroliuoti ir valdyti kitus žmonės. Jūs norėtumėte, kad jie važiuotų taip, kaip jūs norit. Jie norit važiuoti ramiai, pirmojos, tai jums netrukdytų gyventi. Įsivaizduojat, pas jūs valdingumas, kontrolė, su tom reikia dirbti. Tai yra matymas situacija, dėl ko jūs supykot. Piktis yra tik tai pasiekmė. Taigi, taip ir vadinama šaknies matymas išrovimas. Suprantat, kaip yra? Ne piktis, piktis taip Pradžioje pirmą pakopą jūs valote tiesiog pyktį, paskui jūs pradedate jaus matyti. Tiek trečia pakopa. Dabar mes prieinam prie tokio svarbaus sprendimo, kaip aš net pavadinęs labai svarbi informacija. Tai yra tarp pakopinė, nes iš trečios į ketvirtą perėjimas labai svarbus. Nes pirmą, antrą, trečią pakopos jums užteks sutvarkyti gyvenimą. Jūs suprasit, kas yra negatyvi energija. Jūs neįleisite save pyktį, nusivylimą ir visas kitas energijas. Jūs ją valdysit. Jau valdysit iš tiesų. Ir jūsų gyvenimas sutvarkys. Jūs neberzinės žmonės, jūs žiūrėsit. Jūs netapsit kažkokiu tai ten, nežinau, kaip čia pasakyti. Savyįtaigos ar afirmacijų kažkoks kartojimas. Ne.
Tai yra paprastai, jūs iš tikrųjų žinosit, jausit jau, kas tai yra energijos, jūs nenorėsit savyje generuoti negatyvių energijų ir tiesiog jūs nebeįleisit. Ir kai tik kažkur matysit, kad kyla jinai, jūs iškart sustabdo, išveda. Taigi, ketvirtoje pakopoje, aš net pakalbėsiu ją neparodęs, mes pradėsim matyti viską. Pradėsim matyti subtilius lygius, tėvą, dievą, motulę žemę. Kai kurie pradės matyti praeitus gyvenimus, jeigu to reikės jiems. Todėl yra toks ketinimas, kad aš turėdamas laisvą valią prisiimu pilną atsakomybę ir suvokiu, kad taikydamas šios metodus, būdus, aš keičiu savo gyvenimą ir visą tai, kas mane supa. Nes jūs pradėsit matyti, nesakau, kad atgal negalėsit grįžti. Čia jau kitas klausimas. Ar norėsit grįžti, bet jūs pakeisit savo gyvenimą negrįžtamai. Todėl prisimkite pilną atsakomybę. Nes aš prisiimu pilną atsakomybę už tai žinias, kurias duodu jums. Būkite atsakingi. Taip, ketvirtoje pakopoje, pirmoji daly, galima sakyti, mes pakalbėsim apie ką sudaro žmogų. Be abejo, sudaro žmogų visuose jo lygiuose. Dvasiniuose, materialiam, fiziniam, subtiliuose, energetinėse. Jeigu taip imti pagrindinius, kirtinius, galima sakyti, dalykus, tai yra fizinis kūnas, tai, ką mes jaučiam, matom fiziškai, kuris turi energetinius lygius, kuris susidaro širdys, dvasinė širdys, ne fizinė. Fizinė tai irgi turim. Siela, dvasia ir aukščiausias aš, dieviškasis aš, ar kaip pavadinsim, dieviškas lygis. Iš to susidaro žmogus. Jis turi susijungti su visom tom. Mes dabar šiuo metu išsibarstę ir išsiskirstę. Ir dažnas gyvena tik tai fiziniu savo kūnu. Protų logika, o visiškai negirdi savo širdies, sielos, dvasios, nekalba apie aukščiausią aš ir savo dievišką lygį. Tikslas mūsų susirinkti, susijungti, atstatyti ryšį. Kai tada jūs matysite viską. Taigi bus kalbama apie projektą Žemė. Kas yra Žemė? Kas yra žmogus joje? Kokia jo misija, funkcija? Kas tai per projektas, kam jisai? Kodėl Žemėje toks didžiulis pasirinkimas visko? Kodėl yra tokia pilna laisvė žudyti, privartauti, plėšti, sukurti atominę bombą, nužudyti milijoną žmonių? Kodėl? Tai bus atsakyti šitus klausimus, dėl ko. Koks tai yra, nenoriu pavadinti eksperimentas, bet projektas. Kodėl žmogus gali rinktis tarp negatyvių ir pozityvių energijų. Kodėl jis turi su negatyviom energijom susitvarkyti, jas paleisti, naudotis tik pozityviom. Taip pat apie žmogaus misiją ir paskirtį. Kas yra profesija, kas yra galimybės, kas yra civilizacija. Bus paaiškinta, kad iš ko žmogaus struktūra susidaro. Kodėl vienas gali būti puikus gydytojas, kitas gali būti puikus statybininkas, o net atvirkščiai. Žmogus gali būti kam nori. Bet jeigu tu pagal struktūrą, pagal savo galimybės ir savo prigimtį, paskirtį, misiją, dievišką planą, čia atėjęs į Žemę, tu esi statybininkas, statysi puikius namus, kuriuose žmonės gyvens saugiai, šiltai, jausis puikiai. Nuspręsi būti stomatologu, tarkim. Be abejo, tu galėsi būti, bet tu būsi stomatologas tik 70%. Kai statybininkas, tu būsi 100%. Suprantat skirtumą? Ir tai reikia mums rasti, pažinti save iš tiesų, kas mes esame ir ką mes galim. Kokias mūsų galimybės, perspektyvos gyvenime šiam materialiam. Kaip tai daroma? Vis dar ketvirta pakopa, paskutinis skyrius. Tai daroma naudodamėsi pirmą, antrą, trečią pakopą. Klausimai, darbas su energijom, darbas su situacijom. Tai mes valomės. Ir atstatomas ryšys su mūsų visom dieviškom dalim, energetiniuose lygiuose, su siela, su dvasia, su aukščiausiu aš. Tai vyksta nuo širdies, paskui siela, paskui dvasia, paskui aukščiausias aš, dieviškasis lygis. Taip pat bus kalbama apie dienos režimą, jeigu tu eini šio keliu, savo keliu, pažinimo savęs, valymosi, žinių, informacijos gavimo tiesiogiai, be jokių tarpininkų. Ką aš siūlau. Ne per mane, ne aš esu kažkoks jūsų mokytojas, aš tik tai jums duodu būdus ir jūs patys dirbat su savimi. Tai bus paaiškinta, kaip tai daroma ir kaip galima to pasiekti. Penkta pakopa. Darbas su praeities gyvenimais. Kaip minėjau, kas norės eiti toliau, kam to reikės, kas pasirinks žvelgti giliau, patikėti, kad tai irgi yra. Norės įsivalyti pilnai savo karmą, pilnai savo praeitį, ne tik šio gyvenimo, bet ir praeitų gyvenimų, kurį mes turėjom, o tai mes turėjom tikrai. Teks išmokti dirbti su praeities gyvenimas. Jos matyti, iškelti ir jos uždaryti.
suvokia tas negatyvias situacijas, problemas, tas visas klaidas, kurias mes ten padarėm. Atsiprašyti visus priimti, atleisti visiems, sutvarkyti, kiek įmanoma, tai energetiniuose lygiuose. Tik dėl to reikia. Praeitą gyvenimą tai nėra smalsumas ar žaidimas. Jis reikalingas darbas su savimi. Mes matom, kadangi mums taip lengviau suprasti, kai mes matom, kokie mūsų veiksmai, kokios negatyvios energijos padaro, kokį pasiekmes turi. Mes tai suvokiam, įsisąmoninam ir daugiau to nebedarom. Taigi, 5 pakopoje mes galėsim suvokti visų savo klaidų, jų pasiekmių, žinojimą galbūt, matymą ir tai sutvarkyti. Taigi, pilnas karmos išvalymas. Kodėl man to reikia? Klausimas toks kyla. Kyla žmonėm tiem, kurie iš esmės gyvenime neturi didelių problemų ir sako, kas man yra? Man viskas okei, man viskas gerai. Man belieka tik užduoti tą klausimą, iš tiesų tu valdai savo gyvenimą. Ar tave neapgauna, tave neišduoda? Ar tu gauni tą, ką nori, iš tiesų? Ar tu žinai, ko nori tavo širdis? Ar tu gauni ir tu vis seki dar, ir tu vis tos viduje tuštuma, ir tu nejauti džiaugsmo, tu bandai užpildyti savo vidų išoriniais dalykais, išoriniais materialiais dalykais, kažkokiais, visais tais, ką mes žinom, manau. Kas nori būti žymus, kas nori būti turtingas, kas nori būti, gąsdinantis, kas nori turėti valdžios. Tai yra esmė, kad tai mums trukdo tapti savimi, pažinti save. Tai eina iš praeities. Todėl mus tai valdo. Todėl geram žmogui būna atsitinka netikėtini dalykai, jis susirga, miršta nuo vėžio, vaikai kažkodėl atsitinka, kažkas jam irgi miršta. Kodėl? Kaip tai gali būti? Jisgi nieko nepadarė šiame gyvenime, to kad niekas nenuliavo praeitų. Todėl jis turi dirbti su jais. Jeigu jūs norėtumėt, kad jūsų nebūtų to vadinamo bagažo, nebūtų to visų trosų, kurie valdo jūs, kai marinėti iš praeities. Nes tai, kad jis padarė prieš 100-500 metų, nenulioja. Labai klaidingai manyti, kad jeigu aš gimiau naują gyvenimą, viskas iš naujo. Išėjome naujo tik tai šiame gyvenime, bet atsakomybę mes nešam už praeitus. Tai būtina suvokti. Taip, tai nebūtina, jūs galite to nedaryti, jeigu nepatinka. Todėl tai yra padarytas tas. Rinkitės, kur norite būti. Bet reikia tam, kad būtų laisviem. Išsivalyti pilnai save reikia tam, kad galėti kurti. Neveikdami praeities, neveikdami dabarties, neturėdami nedieviškų ryšių, negatyvių energijų. Tam reikia išsivalyti. 6 pakopa yra, galima sakyti, labai didelis, aukštas, pasiektas lygis. Dvasinis lygis, subtilus lygis, fizinis. Nes 6 pakopoje mes jau įsivalę visiškai savo karmą, pilnai. Jos nebėra, visiškai. Maža to, mes jau kūriam į ateitį. Kai 5 pakopoje mes dar valiam praeitį, 6 pakopoje praeitis mūsų yra visiškai išvalyta. Nėra jokių praeities pasiekmių, padarinių, kažkokių veiksnių, kurie mūsų kabina, veikia. Mes kūriam į ateitį. Mes dirbam su savimi čia ir dabar, nes gyvenimas mūsų įvairus, bet mūsų jau nebesupa žmonės pikti, tie, kurie mus nori mokinti. Matot, pikti dėl to, kad mus mokina. Jo nebėra. Mano gyvenime nėra piktų žmonių. Visi žmonės, aš negyvenu taip pat kaip ir visi, vaikštau visur, valgau, keliauju, važinėju. Visiškai toks pats žmogus normalus, bet aš nebesutinku žmonių, kurie mušasi, pykstasi, rėkia, nematau avarijų, nematau nelaimingų atsitikimų. Kodėl? Tai viskas vyksta nuolatos, kiekvieną dieną, bet aš to nematau, nes aš viską išmokau, supratau, manęs nebėra ko mokinti. Todėl aš galiu kurti švariai, neveikdamas, o susitelkdamas į tai, ką kuriu. O dabar kuriu šitus dalykus, kurie pabudins jūs, kurie padės jums matyti, pažinti save, suprasti, kas jūs esat ir taip pat galbūt kurti taip pat kartu su manimi ar atskirai, kaip jūs jau pasirinkis. 6 pakopa yra kūryba. Kūryba, kurioje mes einame savo dieviškų kelių, kai aš vadinu tą kelią, kurį mes pasirinkome, tą misiją, dėl ko čia atėjome, nes mes jau žinome, kas esam, ką mes galim, kokia mūsų struktūra, mes jau tai vykdom ir einam tik tai to keliu, tik tai to. Neišbandinėjom, dar nebejojam, mes jau žinom tikrai, kas esam, ko siekiam, ką galim ir tai darom. Taigi, 6 pakopa galbūt pratęsiu, kaip čia yra antras skyrius, tai iš tikrųjų aš galbūt viską pasakiau dėl to, kad čia gal gilesnis suvokimas to, kad mes kiekvieno savo veiksmo jau žinom atoveiksmį. Aš kiekvieno veiksmo žinau, ką aš padarysiu, žinau, koks bus atoveiksmis. Toli, kiek nueis. Dėl to aš labai atsargus savo pasirinkimuose, mintise, ketinimuose.
Labai reikia atsargiai rinktis kalbėti, nes tai, ką tu galvoji, ką tu kalbi ir ką tu veiki, viskas turi pasiekmes. Ir tu matai tai. Todėl turi būti pilnas per save visas suvokimas, ką darai, ką kuri, su kokiais tikslais. Tai yra 6 pakopa. Kodėl 6 ir 7 pakopa sujungta? Aš dabar kalbu apie 7. To, kad iš 6 pakopos ta kūrybinis procesas tave įsilieja, transformuojasi į 7. O 7 yra tai, kad tu gyveni tame, ką sukūrei pats. Tave dieviškume, tave visose aukščiausiose vibracijose, kuriuose gali pasiekti žmogus gyvendamas čia žemėje. Iškart sakau, aš nesu 7 pakopai. Todėl apie ją plačiai aš negaliu pasakoti. Dėl to, kad aš pasakoju apie savo patirtį. Yra patirtį tų žmonių, su kuriais man tenka bendrauti, kuriais tenka pabudinti, padėti. Tai teikia man nerealų džiaugsmą iš tikrųjų, nes tai mano paskirtis. Suteikti jiems žinių, jie jau taip pat dirba su kitais žmonėms, taip pat būdina, padeda kitiems ir tai yra jau šimtai žmonių, kurie tai daro, jiems sekasi puikiai. Taip, yra sunkumų, yra darbų, bet kai gali pabūsti per mėnesį 2-3, palyginus su mūsų gyvenimu, šio bent jau, tai yra nerealiai geras laikas tai daryti. Darykit visi. Taigi 7 pakopa. Viskas yra jau sukurta, padaryta. Ir tu gyveni sukurtam savo, aš nežinau kaip pasakyti, galbūt lygiuose. Eina lygiuose, gyveni sukurtuose lygiuose, kur esi. Tai yra aukščiausios vibracijos energijos pasiekiama žmogui žemėje. Taigi, jūs dabar gavote žinias ir informaciją. Trumpai apibendrinant, kaip galima iš tikrųjų matyti viską, suprasti viską, kas vyksta. Dėl ko sergi, matyti lygą, dėl ko kas atsitinka. Ir ne tai, ir kas svarbiausia, tvarkyti ne po to, kai tai vyksta, kas dažnai daroma. Tvarkamos pasiekmes. O užbėgti problemom už akių. Žinoti, ką mes darom ir kas gali turėti kokias pasiekmes. Ir dėl to mes tvarkome priežastis. Mes nesiūlome vaistų. Jeigu tau skauda galva, gali išgerti vaistų ir viskas. Problemos nebėra, bet tu tvarkai pasiekmes, galva vėl skaudės. Mes suprantam, dėl ko ta galva skauda, sutvarkome tą subtiliuose lygiuose ir galva nebeskauda daugiau. Čia paprasčiausias pavyzdys. Ir reikia suprasti, kad dabar tai viskas paprasta, kom sunku labai patikėti daugelį, kad nereikia jokių meditacijų, jokių pratimų, technikų, praktikų, tam, kad viską tai pamatyti. Išgirsti, taip, iš tiesų išgirsti viską. Matyti viską, kalbėti su kuo norit, praeitim, dabartim, ateitim, nėra ribų žmogui. Ir tam yra šimtai įrodymų. Čia ir dabar. Dar noriu pasakyti ir pakviesti prisijungti visus žmonės, kuriem nori realizuoti save, padėdami kitiems žmonėms, kuriem rūpi kitų žmonių gerovė, kurie irgi taip pat nori padėti pabūsti žmonėms, pradėti matyti, nesirgti, būti laimingiems ir pasiekti iš tikrųjų savo tikslų, pažinti savus tikrus. Prašau, kreipkitės mane. Aš padėsiu jums suprasti, pamatyti, išmokinsiu galbūt jūs, kaip tai daroma, kaip daryti. Aš už, kad tokių žmonių būtų daug, nes mūsų mažai, o žmonių daug. Tikrai daugelis žmonių laukia pagalbos šitos ir mes galime jas suteikti. Todėl kviečiu visus, kas nori mokinti kitus žmonės, suteikti jiems tas žinias, perteikti tą informaciją, ir tai daryti iš širdies. Prašau, kreipkitės. Aš padėsiu, kaip galėsiu. Ačiū už dėmesį ir iki.